Taigi, sveiki brangieji ir tu žiūrėk, kad neišsijungtų, nes kartais neišsijungia iš šio neišto. Susitikome mes šį kartą jau antrą mūsų challenge su Emilija. Ir jisai bus pirmasis tarp lietuvaičių, kažkur mačiau smoothie challenge pas kažkurią youtuberę, bet žinokit, picos manas yra visą laiką bėra koks jokingas. Emilija, tavo pirmas kartas? Aš niekad nesu net mačius, net žiūrėjus, man ką tik paaiškino taisyklės ir aš tiesiog nesulaukiu mūsų šitos picos. Ai, beje, greitai apie taisyklės, picos challenges. Taigi, turime mes picos padėlius, Juos sūrio. taip, Ir kečupo, pomidorų pastos. Šitie bus privalomi ingredientai ant abiejų mūsų picų. taigi, pasirašome šiek tiek limonadą. Jeigu kas netaip vyktų ar kvapai kažkokie mūsų erzintų. O po to mes turime 10 ingredientų. 12. Ačiū. Šiaip buvo 10, bet 2 dadėjome. Taigi, mes turim tokį indelį ir tiesiog suplėšėm lapukus ir parašėm ingredientų pavadinimus ir mes juos pailiui trauksim ir ką ištrauksim, dėsim ant mūsų picą. O aš pati klausimą turiu. Tai aš darysiu tau pizzą? Ne, tu darysi savo. Savo darysim. Jo. Ir taigi, greitai išvardinsim produktus. Taigi, aš jums greit parodau, kas keliaus ant mūsų picų. Tai yra dešrelės iš skardinės, be abejo labai skaniai atrodo. Tada yra moliuskai. Tada aš rinkausi aštrų padažą, labai norėjau tokio labai aštraus išsirinkti. Tai be abejo radau ir parašyta ekstra pikantė, tai yra ekstra aštrus padažas, nežinau, tu mėgsti Nepernešu nieko aštraus. Aš dievinu, tai meliskas, kad man bus. Aš pristatysiu to, ko galbūt ir laukčiau, tik nenorėčiau maišyti su kokiom sardinėm ten ar dešrelėm, bet bus nutelas padažas ir guminukai. Taip, tai čia iš saldesnių. Tada bus sardinės, kaip jau paminėjo Emilija, ir garstyčios reikia dar atidaryti. Po to pasiėmėm iš šeimininkų buto šaldytuvo Kaip mažintukinio džemą braškių. Tai va, tada camembert sūris, tai yra, nežinau, kaip lietuviškai, na tiesiog... Kažkoks baltas pelėsinis sūris. Jo, na, jo. Štai taip, camembert, labai populiarus Prancūzijoje. Tada nerodysiu, nes čia yra papjaustytas svogūnai, Obuoliai ir snickersas. Voilà! Vienu žodžiu, taigi pradedam gal nuo pastas, tada žiūrėkime nutepsiu. Gerai. Jo, aš Taip, aš to tušinuką beveik. Gerai. Tai štai. Nežinau, ar matysit, užsidėjom tiesiog tos pastos pomidorų. Tada be abejo dėsim pirkuotą sūrį. Vienu žodžiu. Mane jau žinau, man biškai bloga daras Man tai juokinga, aš nežinau, aš tik laikus nesusižvelgiu, bet tiesiog įsivaizduoju, kas bus. Tas sūris vaistų skonio. Gerai, taigi mūsų picų pagrindai yra paruošti. Taigi, laikas traukti produktus. Kas pirma? Aš jau matau, nežinau. Kas pirma? Vis tiek užsimerkusias ragas. Nežinau, davai. Aš pirma, nes yra daug ingredientų. Gerai, pirmoje aš. Ir iš karto skaityti? Jo, skaityk ir... Noriu šitą, aš jaučiu, kad šitas. Dešrelės. Nežinau jos karės, bet dešrelės normaliai, gerai? Jau geriau negu nutela. Jau iš karto dėti? Jo, ir dėk. Gerai, užsidedam dešrelių. O dieve, maldauju dar kokius svogūniukų man ir viskas. Palauk, labai produktų. Gerai. Aš tikiuosi bus nemoliuskinės apsirengsiu iš kartais. Dešrinės. Garstyčio! Kodėl nevalgai? Aš nevalgai O garstyčios. dieve, kodėl? Gerai, dar padažą atlaikyčiau. Kad nemėgsi nieko aštraus. Jo, bet toks dar bent jau surus, žinai. Kai matė svogūnai smirda, žinai. Garstyčios. Aš tokia iš vis be emocijų sėdžiu, bet dėl to, kad aš kažkaip bandau paveikti aukštesnės jėgas, kad man leistų išsitraukti kažką tokio normalaus. Kalbu su kitu. Gerai. Aš gal šitą.
Džemas. Dešrelė su džemu. Braškinis, klausyk, ne bet koks. O, Dieve. Čia bus, dar šiandien šnekėjom, kad aš nemėgsiu nieko sūraus su saldžiu. Pavyzdžiui, picos su ananasais, tai man pats džiazas su džemu. Prisišnekėjau šiandien. Beje, žinokit, mes turėsimės ir valgyti, taigi čia negalvokit, kad mes šiaip tik parodyti gaminam. Gerai. Na, tau reiks valgyti, gerai. Šitą, aš dar užsidėsiu. Sūris, o Camembert sūris, jo. Eik tu savo, čia nesąmonė. Oi, neskanus. O, tie tikrai ne prancūziškas. Už braškių džemą gal geriau. Negailim. Mano pats vidurys bus tas, gerulis toks. Davai daryk. Sumaišiau, kad būtų viskas sąžininga. Guminukai! Aš čia kaip pyragą kokį džemas, tokia saldainių. Užtat kokios spalvos pridavė. Va, kaip tik geltoną, žalią, raudoną, žinau. Aš tai negaliu, žinau, vis tiek reiks valgyti, ar mažiau šlikštų, ar daugiau šlikštų, jau nėra didelis. Labai marga pica, žiauriai marga. Gerai, manai. Prašau, ne moliuskai. Aš galiu šiaip suvalgyti. Arba ne ančiuviai, ar čia ančiuviai, ne sardinės, jeigu būtų ančiuviai, tai... O, Dieve! Ai, nors nes, Kaip gerai tau! Dabar apsimainom. Dabar apkeisiu, nepamatysi gal. Sakai, taigi saldžiai mėgsti. Va, dar saldi pica. Nu, su dešrukėm. Dar va, kad pasisodinę, žinai, guminukai vieną energijos neduoda, o va dešrelės, tai... Nu jo, to sočio iš tiesų trūksta. Jo, gerai. Super man atrodo. Vienu žodžiu, da, įtrauknis, ko aš skaitytas, O, Dieve. Kas čia liko? Kvapas. Davai padažą, duokit man aštrų padažą. Sardinės. Nežinau, dabar mąstau geriau už moliuskus ar blogiau. Dar geriau už moliuskus, žinau. Reikia pauostą, pažiūrėsim. Apsipyliau. Davai, draugė. Tai reikėtų kažkaip, nežinau, supratingiau su manim šnekėti, nes mano pica tai pasižiūrėjo. Nerealiai, žinokit, pamatyti. Mylė, o Dieve, mano kvapas, žinokit, jau aš nežinau. Žiauriai intensyvus, pavyzdžiui, iš protai taip nesinirš kaip šitie. O viešpatė, dar tokiais gavaliukais pasidarysiu. Kaip sakau. Moliuskai, aš maldavau, va, šitą. Neapstaškyk tu moliuskais, irgi kvepėsi. Amen. Jūros gerybėm. Aš taip noriu, žinot, vis tiek, nu ką jau. Kaip? Aš šiaip nemėgsiu moliuskų, aš nepermėšu, man jie turi tokių, aš mėgsiu jūros gerybės, bet ne moliuskus. O Dieve, kaip džiaugiuosi, jau geriau kilogramą sardinių suvalgyčiau negu tuos moliuskus. Mano sardininė, gumininė ir dešrelinė pica, kuo tolyn, tuo geryn. Aš nesitikėjau, kad taip žiauriai gaus. Aš nusivalysiu bent jau savo pirštus. Kaip smirsi. Nutela! Taip ir galvoju. Aš nesuprantu, žinok, aš mėgsiu saldumynus belekai, bet ne prie sardinių nutela. O viešpatė. Viskas tą praktiškai. Nu davai, dabar sneakersą užsivaryk. Aš tikiuosi, aš traus padažą, Dieve, maldauju. Gerai, tu trauk. Aš ruošiu savo vakarienę. Dar tu grami. Bet aš savo rašiu vakarienę. Ką tu man? Nu ir ką tu man? Obuoliai. Ananasus dedamės su vištiena, tai why not? O kaip buoliai su Obuoliai. Pansa. O Dieve, nutela dar taip. Paliečiau moliuską, Dieve. Prašau. O Dieve, čia viskas dar, aš viską pakešiu, aš dar viską galėčiau pakesti.
Bet tos sardinės jau viskas sugadina, tikrai žoskai viskas. Taip, guminukus su dešrelėm galėčiau. Dar belia ką galėčiau. Bet tos sardinės su Nutella ir vis... Madam. Laja šokoladukas, nesąmonė, čia yra čytinimas visiškai. Aš nečytinau. Aš žinau, bet vis tiek turiu kažką kaltinti. Nu tai galėk save. Po tos tekstų draugiausia. O Dieve! Pažiūrėkit, pasikvietė į savo kanalą šitą Mildą. Žodžiu, aš kad tada tau būtų smagiau, aš tamalius daugiau prisidėsiu, nes... Tu mano pusę gali paimti. Ne, tai ačiū. Taigi, man liko, jo, aštrus padažas ir, jo, mums vidurių tikrai nesusuks. O kaip, pavyzdžiui, įpilti? Neskilė. Taip pilk. Nepagailėk. Neįvink rankas su mano, kad... Kas čia mane? Ačiū, draugė. Tam vienam šonė tikiuosi studija. O, gerai, varyk. Bent tiek. Būtent. Taigi, tai parodome mūsų picas jau iš arčiau, kaip jos atrodo. Kaip norėčiau, kad jūs tai galėtumėte užuosti. Tai būtų... Ir čia ištirpsi viską. Taigi mes viską dėsime orkaitę ir parodysim galutinį rezultatą ir po to, na, tiesiog prieš jūs tai ragausim. Nes, nu, jos tokias biškis kysos. Pas Emiliją, pavyzdžiui, kur žalia ten guminukai, jo, ištirpo guminukai, čia viskas gražiai susiliejo į bendrą visumą. Tiesiog tobulai susimiksavo, aš manau, kad čia yra tiesiog šedevras. Kitaip nepavadinti. Man taip irgi atrodo, žinok, į Mišelino jau restoraną. Ar gyva? Viens, du, trys. Viens, du, trys. Padariau visą, ką galėjau. O Dieve. Tu žinai, kad šlikščiausia buvo, aš vis tiek spėjau pajusti tos sardinės su Nutella. O Dieve, nuvaliai ką nuvaliai. Tai esmė tame, kad aš daug nekalbėsiu, man žinokit, dar visai nieko, gali paragauti. Iš tiesų, kokie buvo tavo įspūdžiai, nes viskas krito ant mano pečių ir... Nuoširdžiai, visai nieko. O kaip tavai, Dieve? Man atrodo, čia žodžių jau net nebereikia pasakyti, čia viskas vaizdiškai buvo pavaizduota, parodyta jums. Tiesiog nepamirštama, galiu taip apibūdinti. Ir aš būčiau, prisiekiu, tikrai nesu tokia, kad tenais, oi, man čia neskanu, čia, o viešpatie, aš toks kantrus ir pakantus žmogus, bet ką galiu, ir skausmą, ir šaltį, ir karštį pernešti. Bet kas čia buvo, aš žinok, pikčiausiam priešų tikrai nelinkėčiau, tikrai žinokit, už bet ką ir aš likščiau Nutella su sardinėm. Taigi. Šilta sardinė. Panelė, viskas nebegaliu. Atkešit, kam nors padarykit seis picos. Receptą šios picos dar parašysim apačioje, jeigu ką, jeigu pamiršit ingredientus. Gerai, tai ačiū, kad žiūrėjote. Ačiū, kad žiūrėjote, jeigu patiko šis challenge'as, parašykite, ar daugiau norėtume tokių šlikštesnių challenge'ų ir ar pažvengėt, ar pasiekėt, ar buvo linksma. Na ir jums.
Bet jau jums va. Tai štai, tai tiesiog atsveikinam, nes jau man atrodo, tas video bus labai ilgas, taigi pagailėkime Emilijos, kaip ir sakiau, jos nuorodą į kanalą paliksiu apačioje, mes dar filmuosim kitų challenge'ų, ten jau kurios silpnų nervų merginos, tai jau galės pasižiūrėti, nes ten jokių sardinių su Nutella tikrai nebus. Aš neturiu ko pridurti, tiesiog ačiū, kad žiūrėjote, kad buvote su manimi ir mane palaikėt galbūt per atstumą, per kamerą, tiesiog buvot ir aš jaučiau jūsų ryšį. Ir susitiksime kitose, galbūt ir bendrose video kada nors, vėl, tai žinau. Tikrai norėčiau. Tai iki. Ciao.